Norėčiau paskaityti tarybos nario priesaiką, kurią duoda tarybos nariai, tarybos nariai. Aš, vardas pavardė, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, čia pabrėžti norėčiau, pažeidžiančių gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Šią priesaiką perskaitęs aš, būtent kas liečia šiukšlės, įtariu, kad gyventojų teisės buvo pažeistos. Gyventojų teisės buvo pažeistos šitoj vietoje. Juridiniams asmenims yra numatytas šiukšlių deklaravimas uždarose teritorijose. Įmonėms, reiškia firmoms, yra leidžiama pagal deklaravimą rinkti šiukšlę. Jeigu tu turi uždarą teritoriją, papildomai niekas negali ateiti ir įmesti šiukšlės. Tai va, o gyventojams to nėra numatyta. Yra tik tai kompostą ten, jeigu tu renki, ten irgi turi įrodyti. Bet ne daugiabutį gyveni. Taip. Ne, apie daugiabučius aš nekalbu. Aš kalbu apie tos gyventojus, kurie turi individualius namus, kurie apsitvėrė su tvora ir kurie turi galimybę už šiukšles mokėti pagal deklaravimą. Šitoje vietoje, aš manau, buvo pažeista būtent šita priesaika, nes gyventojų teisės buvo pažeistos. Aš tą kalbu pakankamai rimtai. Nes kol kas į tos dalykus niekas rimtai nežiūrėdavo pas mus ir apskritai Lietuvoje dar niekas taip rimtai nežiūri į tarybos nario priesaiką. Tai nežinau, galbūt pagėgiai bus tas įžymus ne tik kai kuom, bet ir kitkuom. Sakykime, iš kitos pusės pradėsim kaip populiarinti pagėgius. Tai va, nežinau, norėčiau gal šią temą kažką pasakyti tarybos nariai, būtent apie šitą priimamą sprendimą taryboje, kaip jis įvyko, kokie argumentai buvo, gal kiek čia yra nuleista iš vyriausybės, sakykime, bendras dalykas, kiek galima buvo vis tiek pakoreguoti taryboje, kad tikrai šitos teisės nebūtų pažeistos būtent individualiuose namuose, kurie gyvena. Daug dar kur nėra iš viską rinkliavos. Taip, kai kuriuose savivaldybėse nėra ir kai kuriuose yra netgi numatytas pagal deklaravimą, turi teisę būtent pasirinkti. Arba taip, arba taip. Kodėl čia pirmieji, taip pagėgiai pastoviai skuba priimti įstatymus, kur dar prezidentė veto dar dėjo. O čia pagėgiai prisijėmė. Čia momentas... Tai atsiprašau labai, tai galbūt, jeigu galim nuo jūsų pradėti. Ačiū, labas vakaras visiems surinkusiems. Tikrai tema aktuali man šiandien, kas televizijoje dėtas, tačiau šitas sprendimas buvo tikrai skaudus ir tas sprendimas buvo sunkus iš tikrųjų priimant, tačiau galiu garantuoti, kad mes, tarybos nariai, bent čia sėdintis, nebalsavom tą sprendimą. Aš konkrečiai išėjau iš vis iš salės, nebalsavau. Prieš tokį sprendimą buvau ir, kas įdomiausiai, pažiūrėjau internete, kur matosi, kaip tarybos nariai balsuojami. To posėdžio iš vis nėra balsavimo parodyta. Tai jums atsakymas iškart, kaip slebiama, kas balsavo ir kaip. Skaudžiausiai dar tai, kad valdančioji dauguma šneka, šneka, kad visi prabalsavo už tai, tarybos nariai pasisakė, dėja taip nebuvo. Buvo ir kitos nuomonės ir mes tikrai nepritarėm šiam sprendimui. Ir mes norėjom, kad vis dėlto rinkliava dar nebūtų įvesta. Ir nebūtumėm pirmieji, kaip sakė žmonės. Leisti žmonėm deklaruoti visiems pagal sukauptą kiekį, sakykime, iki šiol veikia sistema, sakykime. Tačiau, kaip žinot, Pagėgių savivaldybė yra regioninio atliekų tvarkymo centro akcininkė, kurioje turi akcijas 9 ir jinai prisijungė su visais rajonais ir susitarė, kad įvesti visoje apskrityje rinkliavą. Dėl šios rinkliavos vyriausybės atstovė parašė teikimą. Dabar yra neseniai gautas teikimas, kad leisti privačių namų savininkams sudaryti galimybę deklaruoti nuo sukaupto kiekio. Aš galvoju, kad artimiausiam posėdį bus tai padaryta.
Tarp kitko, kai buvo tas balsavimas dėl juridinių asmenų, kad įleisti deklaruoti irgi, mes tą patį sakėme visi, kad tai padaryti žmonėm. Tačiau mūsų niekas neklauso, žinot, kad mes esame labai maža saujelė žmonių ir mūsų nelabai kas klauso, nors mes tikrai stengiamės padėti žmonėm, kad būtų. Mes sakėme, kad leiskime daryti žmonėm deklaruoti, bet tačiau dauguma kaip visą laiką prabalsavo ir mūsų ten 5 ar 6 balsai niekada nieko nelemia. Tačiau mes įsakome ir būtų gerai, kad žmonės, jūs renkatės čia, viskas gerai, bet ateikite į posėdžius, pažiūrėkite, nei vieno žmogaus nėra, man malonu, kai čia ateina. Vienas būna, donatas, tai kartais. Jūs ateikit savo nuomonę, pareiškit posėdžių metu. Neleis kalbėti. Kai bus daug žmonių, kai šurmulys, palauk, leis viską. Tik tai žmogus jiems ateina ir aišku, lengviausia pasakyti, nubalsuoti, neleisti. Aš dabar dirbu kitoj savivaldybėj, sakykime, Klaipėdos rajono, nepaslaptis, kaip demokratija veikia. Leidžia kiekvienam žmogus. Bendruomenės veikia. Bendruomenės turi veikti, ne kažkieno žmonės būti bendruomenėse, bet bendruomenės turi veikti natūraliai, įsirinkti savo žmogų, ne kažkieno tai deleguotą. Leidžia pasakyti bendruomenėm. Dabar, sakykime, dėl vėjo jėgainių, kaip žinot, ir rašė spauda, vienintelį Klaipėdos rajonas nustatė 2 km atstumą nuo gyvenamos vietos ir neleido niekur statyti. Kas pas mus vyksta? Leidžia bet kur statyti. Todėl, kad neturim bendruomenę, jos yra lyg tai kažkas tai yra padaryta, bet iš realiai jos neveikia. Jos yra tai dėl vaizdo, o interesų žmonių jos neatstovauja. Jokių. Tai kol jūs patys nesusikursit va tokių judėjimų, tol nieko ir nebus. Nieko nebus. Tai jūs turite ateiti, stebėti posėdžius, žiūrėti ir pamatyti savo akim, kas būti, o ne būti klausytojais ir kitaip jau rezultatų įvykusių aptarinėtojais. Kai vyksta, jūs yra vėlai jau. Tai yra labai sunku, reikia teismas, taip toliau, labai sunku ką nors pakeisti. Arba tada kita valdžia turi ateiti vėl daugumą, vėl tada keisti sprendimus ir taip toliau, bet tas bus tai 15 metais. Tai va, jūs turite pradėti judėti dabar ir dalyvauti procese, priimant, bet ne po priėmimo. Informacija, kas taip moko, pažiūrėjus, neina internete susirasti, aš mėginau vieną kartą į internetą ir susirasti, kokie bus sprendimai priiminėjami. Nieko nėra iš vis. Neina į tą paskutinę, užkištas kažkur dar nežinau. Čia dėl rinkimų, tai galėčiau pasiginčyti. Yra atveju, kai būna priešlaikiniai rinkimai ne tik tarybų, bet ir Seimo ir prezidentą.